Labą dieną, esu docentas Algimantas Vingras, dirbantis Vilniaus universiteto medicinos fakulteto šeimos klinikoje, o šiandien mes pašnekėsime apie vaikų specifinę infekcinių ligų profilaktiką šeimos gydytojo praktikoje. Vaikų infekcinių ligų profilaktika yra svarbi. Dabar neįsivaizduojamas šeimos, jo labiau jos vaikų gyvenimas, jeigu vaikai nuolat sirgtų. Skiepai padėjo išgelbėti ir padės išgelbėti nuo daugelio ligų. Dėl to šeimos gydytojai yra labai svarbu palaikyti gerą kontaktą su šeima, mokėti šeimai paaiškinti apie skiepų naudą ir, žinoma, sugebėti dirbti komandoje. Tai šeimos gydytojas turėtų sugebėti organizuoti komandos darbą, išmanyti komandos narių darbą, paaiškinti tėvams vakcinacijos naudą, atsakyti į tėvų klausimus, suteikti pirmą neatidėliotiną pagalbą, žinoma, jeigu jos prireiks. Pagrindinis komandos narys yra slaugytoja ir jo kolegos. Šeimos gydytojas turėtų žinoti vakcinų ypatumus ir jų laikymo taisyklės, juk negalima vaikelio skiepyti tą vakciną, kuri yra vienaip ar kitaip abejojama arba išėjus iš galiojimo laiko. Šeimos gydytojas turėtų puikiai orientuotis, ką reikėtų daryti, kai vaikas atvyko vakcinacijai, kas yra skiepų kontraindikacijos, pseudokontraindikacijos, kokios yra nepageidaujamos reakcijos į vakcinas ir kaip sumažinti jų dažnį, kokius patarimus duoti po vakcinacijos. Skiepų atlikimui šeimos gydytojas turėtų turėti slaugytoją, procedūrinio kabineto vadovę, kuri būtų išklausiusi skiepijimo pagrindų kursą, užtikrintų imunologinių preparatų gabenimo ir laikymo šalčio grandinę, žinotų, kas tai yra, kaip tai yra svarbu, nes neišlaikysim šalčio grandinės, mes prarasim vakcinos gerasias savybės. Šeimos gydytojo pareiga yra aprūpinti savo slaugytoją, procedūrinį kabinetą reikiamomis priešokinėmis dezinfekcijos ir skiepijimo priemonėmis, organizuoti, užtikrinti skiepijimų apskaitą, kontroliuoti nepageidaujamų reakcijų į skiepus registravimą, žinoma, jeigu tokios atsiras. Bet turim būti pasiruošę viskam, nes jų gyvenime visko būna. Geriausiai pradėti nuo to, kad tiekėjo akivaizdoje žmogus, šeimos gydytojas priima iš tiekėjo vakciną. Ir čia pat tiekėjo akivaizdoje turėtų būti įvertinama indikatoriaus, tai yra popierėlio, kuris rodo, kad yra išlaikoma šalčio grandinė ar spalva nepakitusi. Jeigu popierėlio spalva yra pakitusi arba indikatoriaus, kitais žodžiais, tai tokios vakcinos priimti nederėtų. Tai nepriimamos kokios vakcinos. Pakitus indikatoriaus spalvai, pažeistas pakuotės sandarumas, yra drumzlių, spalvos pokyčių ir čia pat apžiūrėtos, žinoma, apžiūrėjimas turi būti greitas ir dėl to šnekame apie tai, į ką turime atkreipti dėmesį, to jau po apžiūrėjimo dedamos į 2-8 laipsnių Celsijaus šaldytuvo kamerą, turėtų būti likę bent 4 mėnesiai iki vakcinos galiojimo trukmės pabaigos. Taip mes įvertinam irgi vakciną, kadangi mes juk nežinom, kada ateis pas mus žmonės, kuriuos reikės skiepyti. Šaldytuvas turėtų būti skirtas tik vakcinom. Turėti daug kamerų, kiekviena kamera su atskiromis durelėmis. Turėtų būti stabilizuota 2-8 laipsnių Celsijaus temperatūra, geriausiai 5 laipsniai Celsijaus. Kiekvienoje sekcijoje atskiras termometras. Kiekviena vakcina turi turėti savo pastovę vietą. Tai yra patogumas darbui, kad vakcinų nesumaišyti, kad nereikėtų žiūrėti, kad mažiau būtų užtrunkama žiūrint, nes jos negali būti šilumoj. Vakcinos nepriglaudžiamos prie šaldytuvo senelių. Durelės darinėjimas galimai rečiau. Dėl to šaldytuvas turi turėti daug durelių. Gyvos vakcinos
laikomos tik gamintojo nurodytoje temperatūroje. Tai ką tai reiškia? Kad kiekvienos vakcinos instrukcija tiek slaugytoja, tiek šeimos gydytojas turi būti atidžiai perskaitę. Šeimos gydytojas, kadangi jis dirbo komandoje, komanda turi dar neįdirbti, turi išmanyti slaugytojos darbą. Tai slaugytojos darbo išmanimas susidėtų iš to, kad turėtų būti stebima, kaip slaugytoja paiso aseptikos ir antiseptikos reikalavimų. Ar teisinga vakcinų išvirkštimo technika? Patarimai ir parodymai tėvams, kaip laikyti kūdikį, mažą vaiką. Vakcinos išvirkštimo vietos paruošimas. Įrašai medicininiuose dokumentuose. Apskaita turi būti tiksli. Atliekų sutvarkymas taip pat reikalauja nemažai dėmesio. Dabar kokiagi ta vakcinų išvirkštimo technika turėtų būti? Išvirkštimas pradedamas, kai vieta sausa. Tai yra kas? Dezinfekcinis tirpalas yra išgaravęs. Skiepijimojo rankos ir kojos fiksuojamos, kad negalėtų pajudėti. Kūdikiai guldomi, o vyresni vaikai pasodinami ant kelių. Parenterinės vakcinos išvirkščiamos į priekinį šoninį šlaunies paviršių arba į muskulius deltoideus vidurinę liniją apatinėme žasto trečdalyje. Stūmoklis atitraukiamas įsitikinimui, ar nepataikyta į kraujagyslę. Infekcijos vieta prispaudžiama tamponėlių. BCG vakcina, tai yra tuberkuliozės, išvirkščiama į kairio žasto odą. Švirkštas lygiagrečiai odai, įduriama į odą apie 2 mm, lėtai švirkščiant, gaunasi citrinos žievelė. Gyvos vakcinos, pavyzdžiui, MMR, oda šiek tiek pakeliama, įduriama 45 laipsnių kampu, fiksuojama švirkšto padėtis, lėtai švirkščiama. Negyvos vakcinos, pavyzdžiui, DTAP, kai norima sušvirkšti, suimamas odos plotelis, adata duriama į raumenį stačiu kampu, odos atžvilgiu. BCG skiepo povakcininis kitimas turėtų būti toks. Povakcininė vieta niekaip neveikiama, dėl to, kad nesusilaukti nereikalingos povakcininės reakcijos. Per 2-3 savaitės sušvirkštimo vietoje susidaro raudona, kiek pakilusi nuo odos dėmelė. Užgyja palaipsniui nedideliu randeliu. Jie šlapiuoja. Sausas tvarstis, maudyti negalima, pastoviai pasižiūrima, ar nepadidėja pažasties limfmazgiai. BCG prigijimas įvertinamas taip. Kairio žasto viršutinėme trečdalyje aptinkamas randelis. Kai 11 mėnesių amžiuje randelis neaptinkamas, atliekamas mantų mėginys su 2 TV vienetais. Vertinama po 72 valandų. Jei jis neigiamas, tai yra papulė, mažiau 6 mm skersmens, skiepijama BCG vakcina. Ir kas, turėtume daug ką mes prisiminti, dėl to mes ir šnekam apie tai. Imunitetas susiformuoja gavus reikiamą antigeno dozę. Ilgesni tarpai tarp dozių išvirkštimo nesumažina galutinės antikūnių koncentracijos. Jokia gyva vakcina neskiepijamos nėščiosios dėl vaisiaus užsikrėtimo rizikos. Nėščiosios ir žindančios nuo erkinio encefalito skiepijamos tik esant dideliai užsikrėtimo rizikai. Nėra dar pakol kas galutinai išaiškinta, ar vėjaraupių vakcina apsaugo nuo herpes zoster. Vakcinų suformuoto imuniteto trukmės priklausomybė. Ja reikia būtinai paaiškinti tėvams. Tai yra svarbi įtaiga tėvams, kodėl reikalinga vakcinuoti. Po pilnos vakcinacijos, tai yra tiek kartų, taip kaip yra numatyta kalendoriuje, gyvų vakcinų išsilaiko už negyvų turinčių kelis patogeninius antigenus toksoidus polisacharidinių vakcinų. Kalendoriuje numatytų tarpų geriausiai 2 mėnesiai tarp vakcinų išvirkštimo išlaikymo. Nuo amžiaus
Labai jauniems ir senyviems imunitetas išsilaiko trumpiau. Kaip matot ir kaip girdit, yra daug faktorių, kurie veikia imuniteto priklausomybę. Na dabar konkrečiai. Imuniteto trukmė. Vakcina DTaP, kai yra pilnas dozių skaičius, kokliušui išsilaiko 4-6 metai. Dėl to mes turime būti labai budrus, nes imunitetas, kaip matot, netiek jau ilgai trunka. Difterijai 10 metų, stabligei 13-14 metų, 96% pavakcinuotojų ir daugiau 25 metų, 72%. Būkime atsargus, juk mes nežinom, mūsų vaikas į kokį amžiaus grupę papuls. Ar 13 metų, 14 išsilaikys imunitetas, ar daugiau 25 metų. Hepatito B pilnas dozių skaičius 3, imunitetas šiuolaikiniais tyrimais įrodyta, kad išsilaiko daugiau 20 metų. Hepatito A, kai dozės pilna vakcinacija 2, išsilaiko iki 20 metų. Hemofilus influenza tipas B 4 dozės išsilaiko daugiau 9 metų. Vakcina inaktyvuota poliomielito, kai 4 dozės 18 metų išsilaiko. Tačiau atsirado tyrimų, kurie teigia, kad jeigu vykstama į rizikos šalis, tai yra Indija, Afrikos šalis, būtina stiprinančioji busterinė dozė prieš išvykstant į šią šalis. MMR vakcina dozių 2 tymų išsilaiko beveik 96% beveik visą gyvenimą. Epideminio parotito 10 metų išsilaiko 90% paskiepytojų, raudonukės, kurių duoda apsigimimus, 90% daugiau 15 metų. Vėjaraupių, kai yra 2 dozės, kartais nori tėveliai 1 dozės, dėlėtų paaiškinti, kad geriau yra 2 dozės, 10 metų apsaugo nuo sunkios ligos eigos. 1 dozė apsaugo tik 8 metus ir tik 81-86% visų paskiepytų. Prieš rotavirusą yra vakcinos 2 – Rotarix ir Rotatek. Rotarix vakcinuojama 2 kartus, Rotatek 3 kartus. Apsaugo 1 metus 92% pavakcinuotojų. 2 metus 76% nuo sunkių ligos formų. Gerbiami kolegos, susipažinom su praktiniais aspektais šeimos gydytojo darbe. Sužinojom, kad šeimos gydytojas glaudžiai dirba komandoje su slaugytoja. Yra atsakingas už vakcinos priėmimą, už slaugytojos darbo kompetenciją ir sužinojome, ką turėtų bendrosios praktikos gydytojas paaiškinti tėvams, nes jo darbas su šeima yra labai svarbus. Nuo to priklauso skiepų apimtis ir ar šeima noriai skiepysis, ar praleidinės skiepus ir jų vengs.